jeigu namų darbai yra duodami, geri, čia po to galėsim pakalbėti apie tai, kas yra geri ir blogi namų darbai, nes tikrai yra ir gerų namų darbų ir blogų. Tai jeigu namų darbai yra geri, tai tėvai atsisėdę su vaiku labai supranta, kas vyksta mokykloje, apie ką vaikas šneka, ko jis domisi. Ir, ne visiems tėvams yra duota lengvai pradėti pokalbį su vaiku. Ar ne? Kartais atrodo, apie ką man su juo kalbėti. Ir ypač dažnai apie tai vis dar pasako tėtis, kad aš nežinau, apie ką man čia su tuo vaiku kalbėti, jis dar toks mažas. Tai sakau, žiūrėkite, tai atsiverskite namų darbų segtuvą ir nuo to ir pradėkite. O, ką tu čia darei? Papasakok, ar ne? Nes tada vyksta refleksija. Jau šiandien mes žinome, net pats Harry, kuris yra prieš namų darbus, labai pasisako už refleksiją. Ta prasme, kai kalbame apie refleksiją, tai kol kas dar neteko sutikti mokslininko, kuris sakytų,